Opel Zafira modelis pirmą kartą buvo pristatytas 1999 metais ir greitai tapo vienu populiariausių vienatūrių Europoje. Nuo pat pradžių jis buvo žinomas dėl savo universalumo, erdvumo ir patikimumo. Pirmasis modelis buvo skirtas labiau šeimoms, tačiau ilgainiui modelis buvo pritaikytas ir verslo reikmėms. Na, o šiandien pristatysime naująjį Opel Zafira Life. Modernų šio modelio revoliucijos žingsnį, kuris atspindi naujausias technologijas, saugumo priemonės ir komforto standartus, o tuo pačiu išlaiko tradicinį Opel Zafira patikimumą ir erdvumą. Tai puikus automobilis tiems, kurie ieško didelio, patogaus ir daugybę modernių savybių turinčio automobilio, tinkamo tiek šeimai, tiek verslui. Taigi nesvarbu, ar dažnai keliaujate su šeima, ar tenka vežti didesnius krovinius, šis automobilis tikrai pateisins jūsų lūkesčius. Na, o nuo šiol Zafira Life galima įsigyti ir pilnai elektrinę. Opel Zafira Life turi itin šiuolaikišką ir elegantišką dizainą, kuris jam leidžia išsiskirti iš kitų vienatūrių. Iš pirmo žvilgsnio galima pamatyti, kad jis nėra toks masyvus ir stačiakampis. Na, o taip pat matome čia einančias ir švelnes linijas, taip pat kiek sportiškesnį priekį, kuris suteikia jam lengvumo ir modernumo. Detalė, kuri iš karto krenta į akis, yra šių priekinių žibintų kontūrai, kurie yra masyvūs ir ryškus. Priekiniai žibintai yra ledai, kurie užtikrins gerą matomumą. Iš šono pasimato, koks šis modelis ilgas – 5,3 metrai. Na, taip pat žvilgsnis krenta į šią neįprastą detalę, tai yra degalų bako dangtelį, kuris taip įdomiai komponuotas į papustą arką. Čia mes matome L3 modifikaciją. L2 būtų 35 cm trumpesnė. Tačiau nesvarbu rinksitės L2 ar L3 modifikaciją, keleiviai turės tiek pat vietos, tačiau pasijaus skirtumas bagažinės tūryje. Na, o galinė automobilio dalis švari, čia nereikalingų detalių nerasite, viskas funkcionalu ir minimalistiška. Opel Zafira Life tai tikras erdvės ir komforto kokonas. Šis modelis pasiūlys ir įvairių salono išdėstymo variantus, priklausomai nuo to, kiek vietos jums reikės. Taigi galėsite rinktis iš 5, 7 ar net 9 vietų variantų. Taigi automobilis puikiai bus pritaikytas tiek šeimoms, tiek mažų komandų kelionėms. Salono medžiagos yra tvirtos ir aukštos kokybės, tad jaučiasi, kad jos bus patvaresnės ir atsparesnės smūgiams ir įvairiems įbrėžimams. Sėdynės taip pat patogios, vairuotojo sėdynė turi reguliuojamo aukščio porankį, kiekvienas keleivis turės pakankamai vietos tiek galvai, tiek kojoms, tad tai padės iškęsti ilgesnės kelionės. Dizaino elementų čia nelabai rasite, nes viskas orientuota į funkcionalumą ir praktiškumą. Tačiau matome įvairių formų ir dydžių dėtuvių. Čia jų itin daug. Pavyzdžiui, milžiniškos dėtuvės durėse, taip pat kelios mažesnės, mažytė skirta vairuotojui ir didesnė keleiviams, taip pat bendra dėtuvė, kuri bus itin plati ir erdvi. Taip pat kiekvienam šone yra dėtuvės puodeliams arba telefonams laikyti, tačiau telefonus galėsite laikyti ir čia. Svarbiausia nepamiršti, kur ką pasidėjote. Zafira Life nėra tik tai apie praktiškumą, tačiau komfortas yra neatsiejama jo dalis. Tad čia rasite tokių malonių funkcijų kaip šildomas vairas, kuris tolygiai sušils, o ne tik tam tikromis zonomis, taip pat galinis oro kondicionierius, kuris padės palaikyti malonę temperatūrą tiek žiemos, tiek vasaros metu. Na, o VIP komplektacijoje rasite masažinės vairuotojo ir keleivio sėdynės, taip pat Hi-Fi garso sistemą ir Webasto šildymo sistemą su nuotoliniu valdymu. 10 colių ekranas įtaisytas patogiame aukštyje, čia rasite Apple CarPlay ir Android Auto sistemas. Žemiau klimato kontrolė, ji bus valdoma fiziniais mygtukais, o tai jau pliusas. Taip pat kelios USB-C jungtys ir dar daugiau dėtuvių. Pavarų perjungimo svirtelė maža, neužima daug vietos ir taip pat čia rasime monetų laikiklį. Tuo tarpu VIP komplektacijoje vietoj to rasite Intel iGrip su kibimo kontrolės sistema.
kuri padės sunkiai pravažiuojamuose keliuose, pavyzdžiui, esant purvui, sniegui ar smėliui. Šios sistemos pagalba visuomet pasieksite savo kelionės tikslą. Šildomas odinis vairas malonus ir funkcionalus. Čia taip pat rasime fizinius mygtukus tikslesniam valdymui ir nukirstą apatinę dalį, kad kojos judėtų lengviau. Už šių į šonus slankiojančių durų, kurios gali būti ir elektrinės, slepiasi stiprioji Zafira Life pusė. Tai erdvė ir funkcionalumas. Daug kas priklausys nuo to, kaip komplektuosite savąjį Zafirą. Pavyzdžiui, sėdynių išdėstymas ir medžiagiškumas priklausys nuo to, pasirinksite VIP ar Shuttle komplektaciją. Jeigu orientuojatės į svarbių keleivių vežimą, tuomet vertėtų rinktis VIP tipo odinės sėdynės. Na, o tokioj komplektacijai taip pat centre bus ir didelis stumdomas ir sulankstomas stalas. Jis leis jaustis daug patogiau kelionėse. Tuo tarpu Shuttle komplektacija, kurią turime šiandien, bus orientuota į žmonių komfortą. Čia matome 2 eiles po 3 sėdynės. Taigi patogiai tilps tiek suaugusieji, tiek vaikučiai pabiručiai. Mat gale yra net 6 ISOFIX kėdučių tvirtinimo taškai. Lubose gali būti ne tik papildoma vėdinimo sistema, bet ir 2 dalių panoraminis stoglangis. Šviesos ir erdvės suteiks milžiniški šoniniai stiklai, kurie gali būti tiek skaidrus, tiek tamsinti, o dėtuvių čia nerasite tiek daug, kiek priekyje. Čia matoma kelias USB-C jungtis, o gale rasite kelias vietas pasidėti puodeliui. Įlipti ir išlipti nebus sudėtinga, dėka lygių grindų judėjimas tarp sėdynių neprimins pratybų lauko su kliūtimis. Bagažinė atsidaro pilnai į viršų, sudarydama tarsi pastogę. Po šią pastogę galėsite pasislėpti nuo lietaus arba tiesiog maloniai žvelgti į gamtos vaizdinius. Bagažinės tūris priklausys nuo to, kurį kėbulą pasirinksite – L2 ar L3. Mažesnis, jeigu jį taip galima pavadinti, L2 kėbulas turės 550 litrų bagažinę, o ilgesnis modelis L3 turės 980 litrų bagažinę. O išėmus galinės sėdynės atsivers net 4900 litrų erdvė. Bagažinės grindys nebus aukštas, todėl bus lengva įkelti ir sunkesnius krovinius. Taip pat čia rasite 4 tvirtinimo taškus, o kas puiku, tai kad labai patogiai nusilenkia arba išsiema galinės sėdynės. Vairuojant tokį ilgą automobilį, pirmiausia kyla klausimas, kaip sunku jį manevruoti ir parkuoti. Atsakymas – stebėtinai lengva. Sėdėjimo pozicija čia pagirtina, sėdėsite aukštai, tad matomumas bus geras visomis kryptimis. Šoniniai veidrodėliai perteiks platų vaizdą, o statramsčiai nėra pernelyg stori. Bazinė komplektacija turi tik galinius parkavimo daviklius. Tačiau verta rinktis 180 laipsnių galinę kamerą, mat ji padės, kai išvažiuojama atbulomis į eismą. Tai gera savybė, nes sistema stebi šoninį vaizdą ir įspėja apie atvažiuojančius automobilius. Nors automobilis nėra pats kompaktiškiausias, tačiau jo valdymas yra tikrai paprastas ir stabilus. Pakaba yra puikiai sureguliuota, tad net esant didesniems apkrovoms, vairavimas išliks komfortiškas ir stabilus. Kas liečia variklius, čia didelio pasirinkimo nebus. Galėsite rinktis elektrinį arba dyzelinį. Dyzelinis yra 2 litrų ir išvystys 180 arklio galių, bei turės 400 Nm sukimo momentą. Su juo vidutinės kuro sąnaudos bus apie 7,3 litrai 100 km. Variklis tikrai eiklus ir jaučiasi, kad nereikės vilktis net vežant daugiau žmonių. Jeigu norite elektrinės Zafira versijos, tuomet galite tikėtis 75 kWh baterijos, kuri viena įkrova padės įveikti iki 340 km. Opel Zafira Life rūpinasi tiek vairuotojo, tiek keleivių saugumu. Šis modelis turi daugybę modernių saugumo sistemų. Jau standartinėje komplektacijoje rasite avarinio stabdymo sistemą, kuri leis kelionėms būti ne tik komfortiškoms, bet ir saugioms. Na, o taip pat Lane Keep Assist sistema, kuri padės palaikyti automobilį tarp juostų.
Opel Zafira Life yra puikus automobilis tiems, kurie ieško didelio, erdvaus ir komfortiško automobilio. Jis puikiai pritaikytas tiek šeimoms, tiek verslo reikmėms. Šis modelis siūlo erdvę, saugumo sistemas, naujausias technologijas ir komfortą. Opel Zafira Life yra vienas geriausių pasirinkimų savo segmente.